Šiandienos vaizdo įraše parodysiu, kaip atidaryti nemokamą demonstracinę sąskaitą pas brokerį Racioption ir paaiškinsiu, kaip tiksliai naudotis prekybos platformą. Aprašyme rasite specialią nuorodą į brokerį, kuri leis jums gauti indėlio premiją ir prieigą prie neribotos demo sąskaitos. Pereikime prie reikalo. Norėdami atidaryti demonstracinę sąskaitą, tiesiog spustelėkite aprašyme esančią nuorodą. Tai nukreips jūs į brokerio svetainę. Ten galite perskaityti svarbiausią informaciją apie investavimo sąlygas. Svarbiausia, kad brokeris yra reguliuojamas, o priekybą galite pradėti nuo $10 indėlio. Mažiausia investicijų suma yra 1. Viršutinėme dešiniajame ekrano kampe paspauskite mygtuką ir įveskite savo pašto adresą bei slaptažodį, kad atidarytumėte sąskaitą. Atidarę sąskaitą būsite nukreipti į prekybos platformą. Dabar trumpai papasakosiu, kaip visa tai veikia. Čia rasite prekybos konfiguratorių, kuriame galėsite pasirinkti galiojimo pabaigos laiką, investicijų dydį ir kryptį, kuria jūsų manimų judės kaina. Jei jūsų prognozė tiksli, tuomet per 1 minutę uždirbsite iki 95%. Tačiau jei nesugebėsite nuspėti, kuria kryptimi judės kaina, tuomet prarasite visą investuotą sumą. Verta prisiminti, kad su šiuo brokeriu negalite prarasti daugiau pinigų, nei įnešėte į savo sąskaitą. Norėdami padidinti savo investicijų efektyvumą, brokeriai siūlo nemokamus analitinius įrankius, kurie leidžia kurti strategijas. Čia galite pasirinkti rodiklius ir reguliuoti jų parametrus. Rekomenduoju išbandyti strategijas demonstracinėje sąskaitoje, kad gerai pasiruoštumėte ir išmoktumėte veikti pagal savo investavimo planą. Šis brokeris taip pat siūlo platų turto asortimentą. Jei jūs domina prekyba akcijomis, kriptovaliutomis ar forex, čia galite pasirinkti jūs dominantį turtą. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas iš turimų aktyvų turi kintamą procentinę investicijų grąžą. Viskas priklauso nuo to, koks populiarus yra turtas. Jei pasinaudosite demonstracinę sąskaitą ir įsitikinsite, kad verta atlikti pirmąjį įnašą, tada pinigus galite įnešti įvairiais būdais. Paspauskite ekrano viršutinėme dešiniajame kampe esantį mygtuką ir pasirinkite vieną iš galimų įmokos būdų. Kai kuriais įmokos būdais reikės patikrinti sąskaitą, o kitais ne. Populiariausi įmokų būdai yra kriptovaliutos ir internetinės piniginės. Kai kuriuose šalyse pinigus galite įnešti kredito kortelę. Jei norėsite išsiimti pinigus, reikės patikrinti savo paskyrą. Patikrinimą sudaro jūsų asmeninės informacijos ir adreso patvirtinimas. Turėsite atsiųsti savo asmens tapatybės kortelės arba paso nuotrauką, o tada patvirtinti savo namų adresą, pateikdami sąskaitą už elektrą arba sutartį, kurioje nurodytas jūsų adresas. Tikiuosi, kad ši pamoka jums buvo naudinga. Jei taip, pamėginkite šį vaizdo įrašą ir užsiprenumeruokite mano kanalą, kad gautumėte pranešimus apie naujus vaizdo įrašus iš investavimo pasaulio.